Konferencijoje papasakos apie kelionę delegacijos atstovai Tauragės rajono savivaldybės meras Viktoras Kopšovas, Vokietijos bičiulių draugijos Tauragėje pirmininkas Vilius Petrauskas ir Tauragės žemės ūkio konsultavimo tarnybos biuro vadovė, taip pat tarybos narė Regina Rimkienė. Tai ir pradėkime. Mere, prašom. Tai mes nesam aptarę scenarijaus, aš siūlyčiau tokią. Galbūt mano kiek liečia savivaldybės reikalus, gerbiama Regina apie žemės ūkį, o Vilius Petrauskas apie partnerystę ir bendradarbiavimą. Tai šio vizito ištakos yra praėjusių metų Ryštato delegacijos vizitas Tauragėje, kurios sudėtyje buvo prancūzų atstovai. Po vizito Tauragėje jie pareiškė pageidavimą pakviesti savo nuožiūrą oficialią delegaciją, kurios sudėtį patvirtino rajono taryba. Taip pat jie savo nuožiūrą pakvietė ir dalį žmonių, kurios privačiai pas kurios gyveno, ir tai oficialios delegacijos vizitą finansavo Tauragės savivaldybė, tai yra autobuso išlaidas dengiant 4 000, likusius 3 000 kelionės išlaidų padengė privatus asmenys, kurie vyko privačių kvietimų. Aišku, galbūt būtų galima didesnė delegacija būtų galėjusi vykti, tačiau tai buvo prancūzų nurodytas sąrašas ir keisti jo buvo nenusivalyti. Mes lankėmės, jeigu pasižiūrėsite, tai Rennes-le-Château regione, taip vadinamom, į kurį įeina 14 savivaldybių, jeigu aš neklystu. 14 savivaldybių, tačiau savivalda ten reikia suprasti specifinę, tai vadinasi komunos, kurios turi dalinį savarankiškumą, bet jos yra apsijungusios regione. Daugelį iš tų komunų mes turėjome oficialių susitikimų su jų valdžios atstovais, aptarėm įvairias galimybės bendradarbiauti ir aš manau išties gavom pritarimą, kad reikia ruoštis partnerystės sutartį tarp savivaldybių, kadangi atitikmens, kaip kad yra Ryštate draugijos, kurio būtų vienoje ir kitoje pusėje, nėra. Tai matyti, tie ryšiai galėtų pirmiausia plėtotis galbūt oficialiau savivaldybės lygmenį. Ir toks preliminarus susitarimas yra. Na, aš nenorėčiau konkretizuoti ten atskirų susitikimų ir panašiai. Man tai didžiausią įspūdį padarė prancūzų savivaldos šitos ypatybės. Man teko gyventi pas merą, kuris yra komunos meras, bet komunoje gyvena 400 gyventojų. Atsiprašau, 200 gyventojų. 200 gyventojų. Jis yra meras, šitas pareigas jis atlieka visuomeniniais pagrindais, nors keletą valandų dirba pagal nustatytą grafiką ir atlieka nemažai funkcijų, nuo oficialių dokumentų, pavyzdžiui, prisiregistravimo iki nuosavybės atitinkamų klausimų tvarkymų. Komunoje yra Natau, čia jeigu kantą pažiūrėtumėt, jie išlaiko komuną ir maldos namus. Kraštas yra šitas katalikiškas pagal tikėjimą, prižiūri kapines ir atitinkamai tvarko dokumentus dėl laidojimus, prižiūri bendrus plotus, šienauja, rūpinasi šiukšlių išvežimo ir panašiai. Tačiau, sakau, padarė tas savivaldos supratimo laipsnis. Pavyzdžiui, paminėsiu tik keletą. Šitą bendruomenę turi savo gaisrinę su
atitinkamą įrangą, kuri yra atskiroj patalpoj, užrakinta ir tik tai reikalui esant bendruomeniai yra apmokyti vyrai, kurie imasi šitos technikos ir gesina mažesnius gaisrus. Esant didesniam gaisrui atvyksta iš regiono centro. Na, atitikmenį, jeigu taikyti pas mus, tai sunkiai įsivaizduojama, kad būtų galima užrakinti nesaugomą, sakykime, patalpoje, ypatingai traktorius, su įranga, su siurbliais ir panašiai. Ir tai sunku yra paaiškinti, kodėl mes to dar negalim padaryti. Ir daugelis kitokių dalykų. Pavyzdžiui, bendruomeniškumo supratimas. Priimta, kad sekmadienį nedirbami jokie darbai, kurie kelia triukšmą kaimynams. Tai yra žolės pjovimas, ten malkų ar dar kažkas. Ir jeigu vienas ar kitas imasi tokių darbų, tai iškart skambinama merui ir meras eina aiškina, kad mes esam susitarę, kad tokių darbų dirbti negalima, išskyrus tai, kas yra būtina. Tai yra, pavyzdžiui, žemės ūkio darbai, jeigu oras tinkamas, ten gyvulių priežiūra, melžimas, tai dėl to nediskutuojama. Tai, ką galima padaryti ne sekmadienį ir kad netrukdytų kitų bendruomenės narių gerbūvį, to žmonės geranoriškai laikosi, sakykime, ne įstatymų, ne baudų, o bendrų tokių susitarimų ir tai yra, manyčiau, gerai. Galim padaryti ir daugiau išvadų, ypač sužavėjo viso krašto noras atrodyti gražiai. Tai ir švara, ir ypač pažymėčiau gėlių gausa. Gėlių gausa. Delegacijos moteris man irgi važiuojant atgal sakė, kad mes iš tiesų galėtume ir turėtume daryti daugiau. Ir vėl toj pačioj bendruomeniai, pavyzdžiui, mano šeimininkė, pas kurią aš gyvenau, šitam nedideliai gyvenvietėj, kaip Meliu galim pavadinti, turi vieną gėlių, kaip pavadinti, vazonas, ar kaip lietuviškai čia, gėlių indas, kuriam susodinti. Jai ir truputį paėjėti reikia, bet ji nueina, palaisto, sodina ir žino, kad tai yra jos kaip ir visuomeninis įsipareigojimas. Na, miestelėse taip pat labai gausu gėlių ir ne tik tai, kad tos mažytės savivaldybės prisideda, bet ir patys gyventojai garbės reikalų mato, kad jų namai, fasadai, sklypai būtų išpuoselėti, papuošti gėlėm. Tai yra lygtais jau ir norma. Kokios perspektyvos? Aš manyčiau, kad perspektyvos yra neprastos. Sekančiais metais šitam regione ir vienam iš jų savivaldybių vyks tarptautinis futbolo turnyras. Jūs žinot, TASA yra Ryžtato dėka mūsų laikai, kai komandos buvo Italijoje Sartino. Šiais metais Ryžtato savivaldybė finansavo didžiąją dalimi mūsų futbolistų išvyką į Londoną. Sekančiais metais vyks Prancūzijoje ir aš galvoju, mes apie tai turim galvoti ir ruoštis. Na, galbūt apie kitą paramą susijusią su žemės ūkiu, su ūkininkais pašnekės kiti. Aš esu išties įsitikinęs, kad mes turime galvoti apie savivaldybę šitą partnerystės sutartį. Jo labiau, kad yra netgi istorinių paralelių. Regiono lygtai simbolis yra jaunas Napoleonas, kurį matote centre, kuris mokėsi šito miestelio karinėje mokykloje, visiškai dar jaunas būdamas. Tačiau, kiek teko girdėti ir kalbėti, Napoleonas Prancūzijai tai ne užkariautojas, kuris, sakykime, užkariavo šalis, bet Napoleonas pirmiausia vertinamas kaip istorinė asmenybė, kuri atvėrė pačią Prancūziją pasauliui. Jo teisės reformos, jo kai kurios ir nesėkmingos netgi reformos padarė atvirą Prancūziją pasauliui. Ta prasme Napoleonas priimamas dabar. Ne kaip kažkoks tai genialus karvedys ar tenais
daug pasiekęs pergalių ir panašiai, tai pirmiausia ta prasme žmonės. Nors Napoleono asmenybė ir pačioj Prancūzijai, ir tam regione, kuriam buvom, įvairių žmonių vertinama nevienareikšmiškai. Vieni pritarė, kiti nepritarė. Mes kalbėjom ir diskutavom apie mūsų konvencijos paminklo atstatymą, jie labai susidomėję. Ir iš ties mes dar sulauksim galbūt svečių iš Prancūzijos dar ir šį rudenį, nedidelio skaičiaus, tai yra vienas iš atstovų. Ir galbūt tarsimės irgi, kad to paminklo atstatymą paspartinti, juolab, kad prancūzai nors ir netiesiogiai, bet kadangi tai žymi Napoleono jau pasitraukimo kelią ir šiek tiek yra susiejamas su Napoleonu, irgi rodo dėmesį. Kaip ir kiti dalykai, apie kuriuos mes diskutavome. Tai baigdamas noriu pasakyti, kad iš ties aš matau perspektyvų, ką mes galėtume ir pasimokyti, galbūt ir turėti šiokios tokios paramos naudos. O svarbiausia, tai būtų galbūt nedidelis žingsnelis ateity plėtojant šitiems santykiams, kad kiek galima daugiau Tauragės žmonių suprastų, kad integracija į Europos Sąjungą, Europos santykiai su Europos šalim yra mums perspektyvus ir naudingi. Geriau pasimokyti iš svetimų klaidų, nes pas juos irgi vyko įvairūs procesai ir galbūt Regina apie žemės ūkį pasakys, tai kas pas mūsų laukia galbūt mano galva ateity. Tai tiek. Dėl klausimų aš kartą. Nu, paskui, tai, ponia Regina, kadangi mes vykome į Žemdirbystės rajoną, tai didelė laimė, kad teko apsilankyti pas ūkininkus. Mes buvom apsilankėm žemdirbėjai pas 5 ūkininkus kartu su delegacija. Ir ne tai, kad tie ūkiai būtų parodiniai, paruošti šitam apsilankymui, bet jie kasdieniniai ūkiai, auginantys javus, cukrinius rankelius, rapsą, kukurūzus, daugiau sakyčiau tokias specializacijas. Iš 3 ūkių aplankytų, jie daugiausia užsijima galvininkystę. 2 ūkininkai turėjo melžiamų karvių iki 80 ir vienas ūkininkas augina mėsinius galvijus Chevrolet veislės. Lankėmės pas ūkininką, kuris turi paukščių fermą. Jis per metus kiekvienais metais, tačiau ne visus supirktus grūdus jie laiko pas save. Ir dar tas labai stebina, kad sudarė sutartį su ūkininkais, grūdų kooperatyvas, grūdų tiekimui. Jie prieš gaudami grūdus jau apmoka daliai ūkininkų pinigus už grūdus. Aišku, yra kita medalio pusė. Jeigu ūkininkas sutarties nevykdo, turi būti tam atitinkamos priežastys. Jeigu tai ūkininko aplaidumo stoka, tai jie moka baudas ir didžiulės baudas. O jeigu tai nuo pono Dievo priklauso, tai yra nuo gamtos, nuo stichijos, nuo dar kažkokių tai krizių, ūkininkam tos baudos, netesėjimo baudos irgi yra, bet jau jos yra prilyginamos labai mažam procentui. Kadangi pas juos tokia sistema. Aišku, tas kooperatyvas yra valdomas ūkininkų, tik tai valdžia yra pati samdoma, šiaip yra valdomas ūkininkų. Šitoj išvykoje Prancūzijoje kas nustebino mane? Nustebino laukai, jų vienodumas. Jų vienodumas dirbime žemės. Aišku, mes susipažinom su šitą technologiją. Pas juos yra ariama pagrindė tik tai kas 3 metai. Bet tai aišku, išeitis yra iš to, kad pas juos yra technika sudėtinga, technika yra visa. Jie gali šitą dalyką daryti. Mes šito dar negalim. Mes negalim daryti dėl to, kad neturim pinigų. Norint tokį arimą atlikti, ūkininkui reikia ne 100 000, ne 200 000 techniką susipirkti.
Aišku, nuvykę ypatingai man buvo labai įdomu mokesčių sistema, kas liečia ūkininkus, kadangi pas mus yra konsultavimo tarnybos ypatumus, rinkos paieška, toliau kvotų gavimą ūkininkam, ko pas mus dar nėra, kreditavimą, kaip sakiau, žemės dirbimą, kooperatyvų veiklą, privalumus. Toliau domėjomės labai apie žemės ūkio supirkimo kainas, apie jų tą sistemą, apie daromas nuolaidas ir lengvatas ūkininkams. Teko apsilankyti pas ūkininką, kuris turi 140 hektarų, aš nepaminėjau, tie visi aplankyti ūkininkai turi nuo 140 iki 180 hektarų žemės. Jie skaito, kad jie daugiau dirbti netikslinga, kadangi tai yra šiokia tokia specializacija. Dalį pašarų jie gamina savo gyvuliam, tai yra dalį javų. Jie iš dalies javų gamina pašarų savo gyvuliam, nusipirkdami priedus ir didelę dalį jų parduoda. Apsilankius pas ūkininką, kuris turi kopūstų perdirbimo cechą, irgi labai įdomu buvo. Mūsų ūkininkas turėtų mini tokį cechą, dirbtų savo principų tiktais, savo šeimos, ten taip nėra. Ūkininkas augina tuos kopūstus 20 hektarų plote, o visa kita produkcija reikalinga jų talpom užpildyti ir rinkai patenkinti, jis superka iš ūkininkų. Įdomu tai, kad ten visi ūkininkai priklauso kooperatyvo. Mes lankėsi čia Prancūzijoje, jie nustebė, kad Lietuvos ūkininkai, konkrečiai Tauragės ūkininkai, turimom sąlygom, turimą techniką, tai yra esamom sąlygom ir turimą techniką, pagamina gerą produktą. Ir sako, jeigu mes duotumėm, jūs turėtumėt mūsų techniką, tai jūs mumis atverstumėt žemės ūkio produkciją. Kadangi skaito, kad lietuviai yra darbštus ir jie pamatė, tik aišku, jie labai pasibaisėjo mūsų laukais. Jie nesuvokė, kad šitiek žemės yra nedirbamos, jie šito nesuvokė, nes žemė pas juos yra turtas, didžiulis turtas. Ir kalbant konkrečiau reiškia, tai buvo tokia kalba, kad nuspręsta atkreipti dėmesį į padėvėtos technikos, žemės ūkio technikos bei padarbų, perdavimą, gal sakyčiau taip, paramos davimą, perdavimą Tauragės ūkininkams. Jie kalbėjo, kad kažką jau yra suradę, mums neteko pamatyti. Dabar, kiek supratau, mes turim apsispręsti, ar dėl kukurūzų, ar šienavimui, ar prie kombaino kažkokius, reiškia, prie javų nuėmimų, kad būtų kažkokia sistema, kad nebūtų tų padarbų išmėtytų ir kad jie nebūtų panaudojami. Čia dar reikia gerai apgalvoti, kad mums būtų tikslinga, jie žadėjo mums parašyti, ką jie galės ir... Galbūt šita parama būtų kažkokių kooperatyvų užuomazgos, nes mūsų žmonės burtis į krūvą bijo. Sakykime atvirai, bijo tų kolūkių įsivaizduojamų, grupinio darbo. Ten darbas Prancūzijoje irgi yra individualus. Tačiau kai kurios paslaugos yra bendros. Tai nėra, kad taip sueitų ten kartu ir panašiai. Ūkininkas ūkininkauja atskirai, tačiau jis yra kooperatyvo narys su tam tikrom. Iš ties kalbėjom ir galbūt apie techniką, ypač miesto tvarkymui, matom, neapsišienaujam, sakykime atvirai, dėl lėšų stygiaus miestą prižiūrėti yra gan sunku. Ten mačiau, pavyzdžiui, pylimų priežiūros techniką, kuri šienauja tam tikrų kampų į stačius gana skardžius. Gal mes vienaip ar kitaip prisidėtume prie jūros krantinės priežiūros sutvarkymo. Vien dalgiai, sakykime, šito mes problemos sunkiai spręsime. Jeigu klausimų žemės ūkio. Noriu dar pridurti, kad ten žemdirbių valdymas yra valstybinis ir visuomeninis. Visuomeniniam organizacijom ūkininkai jie nuo produkcijos, pagamintos produkcijos, aišku, mokant mokesčius, moka vadinamam sindikatui pinigus ir jie, reiškia, gauna ten konsultacijas ir visą kitą. Tai būtų kaip ūkininkų sąjunga arba žemės ūkio rūmai. Kalbėta išsamei. Tačiau esmė visos mūsų kelionės turbūt ir ateities mūsų darbų
yra pradžia prieš 10 metų, kada prasidėjo kažkokie tai kontaktai pradžioj kuklų su Vokietija, su Reichstato bendruomenė. Ir meras šiandien ką patvirtino pats ir mes galime pasakyti, kad per juos, per vokiečius pradžiai nedrąsiai, dabar mes jau Tauragės rajonas, išeina vis plačiau į tą pasaulį. Kažkada pradėjo tik tai su vokiečiais bendrauti ir įkūrė Vokietijos bičiulių draugiją Tauragėje. Dabar jau galvojam iš tikro, ar nereikėtų vienaip ar kitaip reorganizuoti mūsų darbą, prie ko dar truputėlį vėliau gal grįšim. Na, o šiaip tos kelionės metu ir susitinkam su prancūzais Brienne, Le Château mieste ir jo regione. Bent jau aš kalbėjau taip, kad būtent taip ir įsivaizduojam tą naująją Europos Sąjungą, naująją Europą. Ji taip ir turėtų būti kuriama, ne iš aukščiau nurodant, ne kažkam tai sakant, ar Briuseliui, ar Paryžiui, bet paprastiems žmonėms, kad jie norėtų jungtis, norėtų bendrauti ir norėtų burtis. Ir visur raudona gija mūsų šitos viešnagės metu praėjo viena mintis ir viena idėja ir vienas toks jausmas tiek lietuvių mūsų delegacija tauragiškių, tiek prancūzų, tai yra paprastų žmonių noras bendrauti. Draugauti, bendrauti, gal netgi mes šiek tiek būdami iš šiauresnio krašto santūresni buvom, ar esam santūresni, tačiau tikrai pajutom tą nuoširdumą, pajutom tą norą draugauti, norą bendrauti. Ir tas mums teikia vilčių, kad ta draugystė, ta partnerystė toliau tęs. Na, o šiai dienai šiaip jau ryškėja tiek savivaldybei, tiek draugijai sekančios perspektyvos. Yra oficiali partnerystės sutartis pasirašyta, kurios mes jubiliejų turėtumėm švęsti jau neužilgo su Vokietijos miestu, su Reichstatu. Jau kaip realūs partneriai, Tauragės realūs partneriai, ryškėja dar 2 regionai, tai ryškėja Prancūzijos Šampanijos, Ardenės provincijos miestelis Brienne Le Château, kuriame mes ir buvome, ir labai gana tamprūs ryšiai išlikę ir pageidavimai yra toliau bendradarbiauti su Italijos, Sicilijos miestų Sorti. Ryšiai su Anglijos miestu, su Londono priemiesčiu Kentu yra iki šiol dar tokie gana vangoki, kaip jie vystysis toliau, mes dar turbūt visi pamatysim po metų kitų. Tačiau su tais regionais, kuriuos jau mes minėjom šiandien kalbėdami, tie ryšiai yra, buvo, yra ir manau, kad jie išliks. Europoje taip jau priimta, kad ta draugystė, partnerystė prasidėjusi kažkokius tai vienokio ir kitokio kontaktų dėka patvirtinama oficialiai. Ir važiuojant per Vokietiją, važiuojant per Prancūziją, ties daugeliu miestelių mes matom keletą ženklų. Tai yra Europos Sąjungą simbolizuojantis ratas, reiškiantis kiekvieną šalį Europos Sąjungos narę pažymėtą žvaigždę mėlynam fone ir žemiau jo išvardinti miestai partneriai. Vieni miestai turi tų partnerių daugiau, kiti turi jų mažiau. Iki šiol mes turim vieną tą oficialų partnerį. Aš tikiu, kad po kelių metų ir prieš važiuojant į Tauragę, jeigu surasim tam lėšų, bus jau šiais metais žinot, kad atsirado oficialus partneris Lenkijoje, Belgrado miestas, jeigu teisingai ištariu, irgi bus ties Tauragės pavadinimu keletas jau miestų partnerių. Šiaip jau galim pasidžiaugti tik tuo, kad ta partnerystė Tauragiai su mūsų tais miestais, su kuriais draugaujam, su tais regionais nėra toli gražu nėra tokia oficiali, pompastiška ar paradinė. Iš tikrųjų yra nuoširdi ir duodant naudą tiek vienai, tiek kitai pusei. Na, o draugijos, man džiugu, kad, sakysim, ir mums buvom priimti labai nuoširdžiai, nuostabiai, šiltai, draugiškai, pamatėm jau labai daug ir gerai, kad galbūt gyvenom ne viešbučiuose, o tiesiog gyvenom paprastų žmonių šeimose,
juo geriau ir geriau pažįsti tą gyvenimą. Na, o mums beviešint Prancūzijoje į viešnagės pabaigą mūsų aplankė ir mūsų draugai iš Vokietijos, iš Rystado miesto atvažiavo Tauragės bičiulių draugijos pirmininkas ponas Kurtas Ernstas su žmona, atvažiavo tarybos, taip pat jinai yra ir draugijos tarybos narė, atvažiavo draugijos tarybos narė ponė Elizabeth Gels. Turėjom progą susitikti, pakalbėti ir pagerinti tolimesnius mūsų darbo planus. Šiaip jau išaugo mūsų ta partnerystė iš tų vaikiškų ir draugijų veikla išaugo iš tų tokių vaikiškų marškinėlių. Ir tiek Vokietijoje, tiek ir jau mes Tauragiai po truputį pradam galvoti, kad galbūt ir reikėtų draugijos veiklą plėsti. Na, keičiam gal ir pavadinimą, kadangi šiaip jau iš esmės tos draugijos jau nebeliko vien, sakysim, Vokietijos bičiulių draugija ar Tauragės bičiulių draugija. Jie vienai išeina šiek tiek už tų ribų. Kiek unikalios esam tos draugijos Tauragiai ir Rystade, kadangi mes, tai yra visuomeninė organizacija, nepolitinė visuomeninė organizacija, išsilaikanti pati, artimai bendradarbiaujanti su savivaldybė, ypatingai su šios kadencijos savivaldybė sėkmingai ir kitom organizacijom, o, sakykime, Vokietijoje ar Prancūzijoje, Brienė ar Rystade esantis komitetai ryšiams, sakysim, su italais ar su prancūzais ar su anglais, tai yra ne draugijos, tai yra komitetai. Ir jie yra gana tokios struktūros, yra finansuojamos ir sukurtos savivaldybės rėmuose. Na ir jau ten iš vienos pusės ir yra, matydami tą tokį pavyzdį, kaip vystosi sėkmingai ta partnerystė ir draugystė tarp Tauragės ir Rystado, jau atsiranda ne visai tokių patenkintų balsų, kodėl, sakysim, turi mokėti vokiečių savivaldybė už draugystę su prancūzais Vokietijoje. Taip kad na, yra perspektyvai tokias mintis, kad galbūt po vieną ar kitokią organizacijos vėliavą, ar vadinant partnerystės draugija, ar kažką galbūt susijungtų, kadangi žmonės yra, kurie tuos ryšius palaiko ir plečia, tiek su italais ir prancūzais, praktiškai vienijasi po vieną šitos bent jau Tauragiai draugijos vėliavą. Na, o regionas, kurie mes buvom, gražus, savotiškai gražus, gana atšiaurus, nėra jis labai puošnus, jis bet su savo darė, ką reikia pasakyti, kad tai yra Šampanė Ardenė, tai yra regionas, kuriame gaminamas visame pasaulyje garsus ir žinomas gėrimas šampanas. Tai gėrimas, kuris gaminamas tik ten, ir prancūzai nesupranta klausimo, kaip vadinasi šampanas, jeigu jis pavadintas ne ten, jiems tas kažkaip juokingi mes atrodo. Aš kažkada bandžiau aiškintis, kiek sugebėjau su jais, jie to nesupranta. Tai yra 100-metės tradicijas turintis verslas, šaknis eina į 16-15 amžių Rusiai, šeimos Rusiai, nepaprastai aukštai saugomas to verslo prestižas ir kokybė, nepaprastai kontroliuojama ir pavydžiai paseka valstybė, tai nėra privati iniciatyva, Prancūzija nors susirašęs Liberté ir ant savo ir ant pinigo, tačiau toli gražu kontrolė yra didžiulė, pradedant tuo, kad nustatytos kvotos šampano rūsio savininkas gali pagaminti, sakysim, nedaugiau kaip 1 milijoną litrų šampano per metus. Ir jeigu daugiau jam derlius, nedaug dievė derlius didesnis, derlius lieka supūti ant vyno, o už kvotų viršijimą baudžiama iki žiaurių bausmių, bandant sukčiauti ar gaminti perprodukciją, partnerystės susitarimo pasirašymas. Dėkojame. Gal, Albina, dar ką nors pridurti, ką nepasakė ar pamiršo? Na, klausimų. Ir programą turite pateiktą. Gal kas nors iškilo iš programos, ką nepaminėjo? Aš
aš norėjau paklausti, tas ir kompinys CAB parkingo gamino šito lankymas, riedavimo galimybės, tai čia kas, ar čia žemės ūkis, ar čia bendrai kažkas tai buvo? Čia yra kooperatyvo pavadinimas, santraupa, kuris apjungia ūkininkus, ūkininkai, kooperatyvo nariai šitam kooperatyvui parduoda grūdus ir cukrinės runkelius. Ir iš kitos pusės šitas kooperatyvas superka atitinkamom kainom aptartom, taiko tam tikrą lengvatų sistemą, teikia pagalbą dėl techninės, kitokių reikmių. Man tai strigo, kad ir mes kalbėjom ne kartą, žemės ūkis labai cheminių priemonių taikantis daug. Bet iš kitos pusės, aš sakau, gyvenau tarp tų laukų kaimelį, maudžiausi upėje, kurioje mačiau ir gan didelės, mano kaip žvejio supratimų, žuvis, kurias gaudė su meškerė, kad yra vėžių upėje, tai tikriausiai parodo, kad žemės ūkis sugeba ir kai kurias ekologinės problemas spręsti. Tai yra intensyvaus ūkio, bet neteršiančio masiškai ūkio pavyzdys šitas regionas. Kokią paramą gauna žemdirbiai? Parama yra tokia, kad reiškia, kaip sakiau, ūkininkai priklausantis kooperatyvai, jeigu ten jie ir mažą dalį moka už konsultavimą, tai praktiškai jie ir nemoka. Ten simbolinė kaina tokia kaip pririšimas kaip nario. Lengvata yra ta, kada jie ūkininkai ima kreditą. Nors praktiškai... Subsidijų tokių nėra žemės ūkiui. Subsidijų nėra. Nu kaip, subsidijos yra atitinkamai pagal... Taip, subsidijos yra. Vienam tonai arba vienam hektarui. Yra subsidijos visam pasauliu. Jiem lengvatos yra kurui. Subsidija per kurą. Kuras kitos spalvos ir teiraunas naudojamas tik tai žemės ūkio technikai. Labai jie šventai laikosi, mes bandėm provokuoti ir juokauti ir toliau. Už netinkamą kuro panaudojimą, pavyzdžiui, dizeliniam automobiliui gresia didelės baudos, kadangi techninė ekspertizė nustato šito kuro liekaną. Jeigu, Regina, papildykit dar daugiau subsidijos, tai... Perkam chemikalus pas juos yra, reiškia, kada jie sudaro sutartis su grūdų kombinatu, tai yra su grūdų kooperatyvu, kas liečia pristatymą, grūdų kooperatyvui, jie per juos perka chemikalus, irgi su nuolaida. Taip pat bandėm įsiaiškinti, bet ir trašas. Kai kurias trašas, jie saniliuoja tas trašas visiškai kitur, irgi trašas irgi yra ūkininkam, priklausančiam tam kooperatyvui, irgi taip pat yra duodamos nuolaidos. Tokiam name, kuris buvo ferma, nusipirkęs, jis pritaikytas normaliam gyvenimui, geri keliai, geri privažiavimai. Dalis tų ūkininkų išėjo į pensiją, kiti išvažiavo pas vaikus į miestus, nesugriauta, nesunaikinta. Kas visi tikriausiai pastebėjo, subtiliai labai saugoma praeitis. Mes jums pateiksim galbūt nuotraukų keletą. Ir čia matot, ne todėl, kad iš neturto ta bažnytėlė tokia su šitą statybą, su medinėm konstrukcijom ir taip toliau. Tai yra nacionalinio šito regiono etnografinio savitumo saugojimas. Kiek žemės ūkiai dirba procentų? Žemės ūkiai 6-7 procentų. Ten sakė, dėl viskas prieina gerai. Tai ką ten palieka dėlonų? Ne, turiu omeny patį arimą. Reiškia, Aš jau pratau. Yra frezavimas, yra kultivavimas ir visa kita. Tai jie sutaupo labai daug kuro sąnaudų. Bet ten yra galinga technika. Ten sakau, pas mus dar, jeigu mes traktorių perkam už 39-40 tūkstančių, ten praktiškai tokio traktoriaus jau nėra. Arkliai irgi laikomi tik tai jodinėjimo tikslams ir dekoratyviniai smulkieji, kurie taip pat turi varžybas ir panašiai, jie nėra išnykę, bet... Ar jie valgo savo produktus? Aš galiu pasakyti, kad tuos šeimininkus, reiškia, kur mes gyvenom, mūsų šeimininkė augina pentardas, augina vištas, augina triušius, augina žąsis ir 2 kiaulės.
Bet šiaip miestuose produkciją parduoda ar daugiau iš kitų šalių atveža? Sunku pasakyti. Ten, kur mes buvom parduotuvės, nebuvo kaip paklausti. Nežinau, Jų produkcija. Prancūzijoje sako, kad jų maistas labai gražiai atrodo, bet nėra toks skanus koks lietuviškas. Labai skanus. Ne, čia skonio reikalas. Man tai galbūt ne toks jau skanus atrodė. Sakysim, braškės ar pomidorai, sako, labai gražu valgai, bet kažkas... Matot, aš pavyzdžiui galiu pasakyti, mes valgėm pas savo šeimininkus, jie yra ūkininkai, tai pas juos visa produkcija yra gaminama namuose. Jie tas 2 kiaulės augina paskaičiavę, kad tai yra nesąmoninga auginti, bet jie pasakė, mes žinom, neapsimoka ir nesąmoninga, bet mes žinom, ką valgom. Ir tikrai, vat, teko, jinai parodė man šaldytuvus, tuos šaldiklius, kur sudėta ir to Chevrolet jautiena mėsa, ir kiauliena, ir visa kita. Ir jie valgo tik savo, ir pomidorus savo. Tikrai iš lauko nuskinti pomidorai skanūs. Mūsiškai ir, pavyzdžiui, mokytojai pensininkai viską perka, nors gyvena kaime. Viską absoliučiai perka parduotuvėse, o parduotuvėse pasirinkimas didžiausias. Nuo produkcijos iš Alžyro, iš Naujosios Zelandijos iki Prancūzijos. Bet tai paruošta pagal prancūzų nacionalinį skonį, įpratimą taip toliau. Kaip mūsų vadovėliai, sakiau, viską jūs galite pasimokyti iš to. Ir kaip jie ten, yra ten, sakysim, toj komunėje, bet šiaip jau neištariu, koks ten, kur buvo. Ten taryba yra, kaip tas valdymas. Taryba, tarp šitų 200 gyventojų yra 11 žmonių taryba, kuri nustatytų termino renkasi, sprendžia iškilusius klausimus. Tai elementariai tokius, tinkamai šienaujama. Bet jie biudžeto neturi. Turi savo biudžetą, kuris irgi ateina per mokesčių inspekciją tą savo dalį, kurią skirsto patys. O ką jūs galite iš jų pasimokyti? Iš jų reikia pirmiausia pasimokyti žmonių geranoriškumo ir noro kartu gražiai, gerai gyventi. Mes esame įsitikinę, kad kažkas tai turi padaryti, vietoj to, kad patys darytume. Jie, šita maža bendruomenė, nežiūri šitą Branelę Šatau centrą, lygtais rajono, kad atvažiuotų kažkas tai ruoštų ar gėlyną, ar sodintų medelius, ar dar kažką, ar prižiūrėtų jų bažnytėlę. Ir kapinėse irgi yra problemų tų ūkinių, kurios neišvengiamos. Jie pirmiausia stengiasi spręsti patys, bet jeigu iškyla didesnės problemos, pavyzdžiui, ten upė plovė vieną krantą ir vienam namui kilo grėsmė. Tai jie kreipiasi į rajoną, ten irgi svarsto, nustatyto tvarka projektuoja, numato finansavimą. Daug būtų galima kalbėti apie švietimo sistemą, vaikai eina į mokyklą 4 dienas, apie atlyginimus mokytojų ir taip toliau. Tai mokytojai yra iš tiesų Prancūzijai privilegijuota klasė. Mano mokytojas buvęs nedidelės mokyklos, kurią lankė 15-18 vaikų, pradirbęs daugelį metų, jo pensija yra 5,5 tūkstančio litų. Kai aš aiškinu, kad pas mus tokia alga gauna prezidentas, bet jis paaiškino, tai yra tik tai mokytojams tokia privilegija. Gauna tą patį, pensiją tokia pat, kokį ir gavo atlyginimas. Dirbantiems žemės ūkyje ūkininkams pensija, sakyčiau, yra mažoka. 5-600 litų. Nes, mano taip, žemdirbys, jeigu jis turi žemę, jis gali parduoti tą verslą, gali išnuomoti, gali dar kažkaip ir tuo užsitikrinti savo pajamas senatvėje. Bet toj vietoj aš nesupratau, kad, reiškia, jau žmogus pensinio amžiaus ir jis negali užsitikrinti savo žemės. Ne. Viskas. Ne, bet jeigu jis ten nepriklauso jokiom kooperatyvom, ar jis negali ten kvisti? Tai yra valstybės nustatyta. Jūs uždavėt labai gerą klausimą, kur dingsta žmonės. Kur dingsta? Tėvai 60 metų sulaukia pensiją, jeigu jie neturi kur išti. Tai yra, jie gyvena savo namuose, arba vaikai ateina pas juos gyventi, arba jie jau gyvena ten, bet jie kaip žmonės yra, bet kaip darbuotojai nėra.
Ir jau jaunesni žmonės turi ką veikti. Jeigu jų vaikai malonumui. Ne, jie negali būti ūkio subjektais. Jeigu sūnui aš padovanojau ūkį, tėvas pensininkas gali sėsti į traktorių, padėti arklį ir taip toliau. Tačiau jeigu tėvas nueis į banką ir paprašys kredito, 60 metų tu nesi ūkio subjektas. Va čia yra esmė. Padėti gali, prisidėti gali, bet tu jau nesi ūkininkas kaip ūkio subjektas. Jis negali vykdyti oficialios veiklos ūkininkavimo. Tiesiog būtų nenaudinga visais Ne, naudinga, tačiau... Jam naudinga būtų, bet yra įstatymas. Sulaukė pensijos, ačiū visų gerų. Ir mes keistą klausim pas tą ūkininką, kuris kopūstus tuos augina. Dabar pas mus jeigu tai būtų, tai vis... Ir 20 metų, ir jis dabar kaip tik mūsų šeimininkas po 2 metų. Galbūt būtų, jeigu matytume tikslingai ir paminėti spaudoje, kadangi jeigu jūs ką rašytumėt, mes visiems nusiųsime į Prancūziją su vertimu. Tai kaip tiksliai... Robe kokia? Robe kokia? Robe kokia. Jis praktiškai yra visos šitos partnerystės iniciatorius ir variklis. Taip, organizatorius taip, buvęs bankininkas. Reikia įsivaizduoti, kad jo pensija ir uždirbtos yra solidžios galimybės. Tačiau vietoj to, kad vasarą jis kažkur tai sėtusi, jis dėjo labai daug pastangų, kad mūsų visas vizitas vyktų sklandžiai, kad mes kuo daugiau pamatytume, kad susitiktume, pabendrautume. Taip, kur jis gyvena? Jis gyvena Brenvilyje. Paliksiu šitą, taip, eisit ir yra vienas. Dienvilyje, čia kur viršui yra, didesnė. Čia mes ir atvykom, čia ir buvo, sekančiais metais bus ir futbolo turnyras šitam miestelį bazuosimės. Ir daugelį kitų, kurie prisidėjo prie mūsų sėkmingo vizito, tikrai mums labai malonaus. Tai suprantate, gyventi šeimose, tai ir atvežti, ir nuvežti, ir pasirūpinti. Aš tik tai su didžiausia padėka sakau tiems žmonėms ir sakiau ten būdamas už jų geranoriškumą. Ir nepaslaptis, ir jie turėjo ir finansinių išlaidų, ir dar ir dovanas, ir kitą. Tiesiog mane kaip žmogų ir stebino, ir jaudino, ir buvo labai malonu. Taip? Kaip susipažinti? Taip, aš iš karto dar noriu pakomentuoti šiek tiek, kadangi mūsų vizitas buvo atsakomasis. Prieš tai jie 2 metus viešėjo pas mus. Taip, kad nenoriu sakyti, kad mes geriau ar blogiau, bet didelė dalim tai priklausė, kad tie ryšiai nenutrūko, nes prancūzai atvažiavo į Tauragę prieš porą metų labai ir labai atsargiai. Nepaprastai atsargiai. Kas čia per kraštas, ar čia dar meškos bėgioja, ar čia žmonės nesukailiais vaikšto iš tikro. Ir didelė dalim tai, kad ta partnerystė nenutrūko, kad mes buvom šiais metais taip gražiai ir širdingai priimti, priklausė nuo to, kaip jie buvo čia priimti. Pas ką jie gyveno, jų šeimininkai, pas ką jie gyveno. Robert Kokie, ponia Džinet Beje, mero šeimininkai Stanislas ir Helena Feodos buvo išvažiavo iš Tauragės, irgi įsiveždami kuo mielesnius, kuo geresnius ir nuoširdžius prisiminimus ir analogiškai turbūt taip pat šiltai ir gražiai mus priėmė. O šiaip nuoširdumas iš tikro vertas tik aukščiausio kvapo. Mere, gal pabandytumėt 1 ar 2 sakiniais išreikšti šitos išvykos reikšmingumą jums kaip merui ir Tauragiai? Pirmiausia, man kaip ir žmogui, kaip ir merui, tai buvo pirma išvyka į Prancūziją. Aš nebuvau Prancūzijai niekada ir tai buvo naujo krašto, naujo papročių, naujų ypatybių pažinimas. Antra, aš galbūt pasikartosiu, bet galvoju, kad Tauragiai, kaip mes čia, ar per draugiją, kuri plėtos savo veiklą, ar didesnė dalimi per savivaldybę, Tauragiai tai turėtų virsti konkrečiais projektais, konkrečiais darbais. Nuo paramos ūkininkams, sakykime, viena ar kita forma, iki išvykos, kad ir sekančiais metais vėl futbolo mūsų vaikų komandų.
prancūzai tikrai geranoriškai norėtų padėti mums tvarkyti miesto aplinką. Ir čia atvažiavę, aš girdėjau, tai yra keliai, tai yra mūsų želdinių priežiūra, jiems sunkiai yra suvokiama ir suprantama. Ir tikrai, siunčiu artimiausiam dienom pageidavimą, kad jie sakė, dėsim didelės pastangas, kad bent miestui parūpinti truputį mažosios tos technikos želdinių priežiūrai. Ir sakau, galbūt ir specifinės. Reikia turėti vilties. Kai kas gali paklausti, kokia iš to man nauda? Nėra tos iš karto naudos, niekas netvežė čia maišiais įdėję dovanėlių, kad jas išdalinti ir panašiai. Tai yra proceso pradžia, kuri turi plėtotis per bendravimą tarp žmonių, tarp savivaldybių, tarp sportininkų ir kitom. Galų gale tai, kaip antrino ir sakė Vilius Petrauskas, tai yra paprastų žmonių supratimas, kas tai yra Europos Sąjunga. Kad mes eisim į ją, bet ne nurodymų iš viršaus, ne sutarčių, o per konkrečius tokius vykdomus darbus, projektus ir panašiai. Buvo klausimas dėl kalbos, tai ją geriausiai sprendė, kadangi mūsų delegacijai pakviesti buvo 2 vaikai, tai tarp vaikų kalbos barjerų nėra. Jie labai greitai susišnekėjo, mums iš tiesų buvo problemos, bet šiek tiek prancūzai šneka vokiškai, angliškai, mano šeimininkas konkrečiai kalbėjo lenkiškai gana laisvai, tai praktiškai kalbos barjerų man nebuvo. Mes aptarėm labai daug temų. Socialinę sferą, bedarbystę, netgi valkatavimas. Buvo labai nustebę, kai aš paminėjau terminą klošarai. Kažkada tai Hugo buvau skaitęs, ar kažkur tai apie klošarus. Tai yra benamiai, kitaip sakant. Tai jis nustebė, sako, aš prancūzų kalbos nemoku, iš kur šitas terminas. Ir daug tokių buvo atitikmenų. Buvo, mes pasakojom, ir apie Balzaką, ir apie tą pačią konvenciją, ir apie mūsų kultūrą, ir apie švietimo sistemą, kas buvo mokytojams aktualu. Pas juos ir 10-balė vertinimo sistema. Apie laidojimo papročius, kurie gana skirtingi yra nuo to. Nors katalikiškas kraštas. Aš labai stebėjausi gana tuščiais maldos namais, kuriuos lankėm ir tą sekmadieniais. Gana yra šaltokas ir skirtingas nuo mūsų. Daugelis tokių ypatybių, iki Editos Piaf, iki visko buvo.